Nu, va, turim 3 maišus po 25 kg sideratų. Čia yra maišytų. Kas čia? Ridikai, baltoji garstyčia ir facelija. Prisikračiau į bunkerį sideratus ir pradėsim sėją. Sėjai atrodo, net nesimat kabartų, bet ištai pasižiūri visur ir pribėri, matos visur gražiausia. Po frazavimo vykst sideratų sėja, rudeninis sėja. Geriau, kol ir galimybė pasisėti iš rudens, nes neaišku, kaip pavasarį, kokie ora bus, ar bus įmanoma ankstyvų pavasarį važiuoti į dirvą. Tai dabar jau eini pabaiga sėti baltasis garstyčias, pašarinius ridikus ir dubilėlių biškį maišėm. Šitą, nežinau, matos, nematos, matos grūdelę, jo, matos. Tai va, jau baigu kratyti. Tai yra idealiausias variantas paruošti žemėj žeimą, išpurent šaknis nuo visokių bakterijų apsaugos. Nu, puikiai pasisėja, atrodo viskas gražiai. Ačiū Dievui, kad dar gal sėti, nors jau vakciniaukė, pranešė, lys visą ateina, bet tai meteorologai irgi kartas klysta, kaip ir visi žmonės. Žadėjau net nevažiuoti, bet galvoju, rizikaus. Nu ir spėjau išsifrazuoti, šitą dar pasėsiu. Nu geriau nieko nerek. Nu kom, pirmin, pabaigti rek sėti ir lauksim pavasarį. Taigi, dirva paruošta žeimavojimo. Nu, dar tokiom sąlygom nėra tekę dirbti. Spėjau iki pat, prieš pat temstant dar suspėjau. Nu, gražiai, gavos, viskas tvarko, sideratą pasėti, ekologiškas žeimavojimo paruoštas būdas. Nereikia jokių chemijos, nieka, viskas ekologiška. Aišku, darba buvo. Traktoriukas tai čia labiausia nukentėjai. Nu, bet nei kartų nebuvo įbuksavęs. Dirba po prakaito. Senoks. Nu, dar matos baltas spalva. Dar gerai tada. Nu, reiks paskiau kažką apgalvoti, kaip nuplauti nori. Nu, kon, gali pasakyti. Padirbom didelį darbą. Vasarį nebereikės vargti, kaip jau sužydės sideratą. Reikės numulčiauti ir įterpti. Tokiu būdu pamaitinsim žemę ir paruošiam naujam derliui. Tad šias metas tik. Tad iki.